Į Šeškinę persikėliau gyventi prieš 8 metus, o dabar stoviu jos centre. Už manęs poliklinika, šalia vaistinės, braškių kioskai, Lietuvos spauda, o priešais mane toks keistas, apvalus, senas, raudonų plytų pastatas. Toks jausmas, kad jis sukonstruotas iš 14 skirtingų pastatų. Aš visada galvodavau, kad ten niekas neveikia, tai ir neidavau tenai. Bet prieš keletą metų mano sesė surado bandelinę, tai dabar čia ateinu dažnai. Ir valgo bandelių per daug. Bet galiu pasakyti, čia geriausia bandelinė mieste. Sveiki, vieną arbatinį ir vieną su obuoliais. Ką dar? Viskas, žinokit, dėkui. Kai žvelgiu į šį pastatą, matau daug praeities. Pavyzdžiui, šokio ir aerobikos studija neveikia. Gatvės šokiai neveikia. Į viršų palipėjus užrašas hotelis kviečia į vidų, bet gyvybės mažai. Bet yra ir dar vienas pavadinimas – knygynas. Aš galvojau, kad ir šis neveikia, bet man atrodo, kad čia yra kiek kitaip. Ko negalima sakyti merginai bare? Ko negalima sakyti merginai bare? Ko negalima sakyti. Įėjus pro knygyno pravertas duris matau stalą, o už jo sėdi moteris žalsvu megztuku. Ant jos nosies akiniai su virvele. Ir atrodo tokia inteligentė. Kiek kartų grasinausi pati savo ir kitiem, kad aš tuoj užsidarysiu. Aš tuoj uždarysiu. Bet ateina žmonės, aš sakau, tik jūs neužsidarinėkit. Nu jo, tada ir vėl sėdu toliau. Aš esu Dalia Kurauskaitė. Mes esame Šeškinėje knygos namuose. Yra tokia vieta, kur gyvena knygos. Tos, kurios kitiems jau nebereikalingos, bet kažkam gal dar bus reikalingos. Čia tokia vieta. Įsikūrė knygos namai 2009 metų birželio 1 dieną mažose patalpose, 40 kvadratų, Gerosios Vilties gatvėje, bet mes per metus tas patalpas išaugom. Staigiai. Tai metų knyga, čia prieš kažkiek metų. Labai gerai vertinta. Žinau, kad labai gana greitai ją nupirko, kai mes ją įkėlėm. Knyga man labai patiko visą gyvenimą, aš labai daug skaičiau. Jaunystėje tarp stojamųjų egzaminų dirbau Mažvydo bibliotekoje, dabartinė, tada buvo Respublikinė biblioteka. Ir dirbau fonduose. Vaikeli, nu šitas įspūdis, šitas jausmas tarp tų knygų, čia yra nenusakoma. Dalia nelaukdama pasakojo man visą knygynų istoriją. Jis pakeitė 5 vietas, gyvuoja 16 metų, o jai pačiai 71. Prieš persikeliant į Šeškinę, knygynas buvo įsikūręs buvusiuose profsąjungos rūmuose, po to, kai ten kilo gaisras. Sienos juodos, stelažai išvartyti, knygos ant žemės, galvojam. Mano pačios žodžiai sako, mamyt, kaip tu sakai, nu, tai reikia pradėti ir pabaigsi. Imam. Ant Tauro kalno knygų sanatorija. Mesgi ten gaivinom tas knygas, tengi buvo pelėsiai, ten buvo sodžiai, ten vienu žodžiu. Ir mane pavadino, reiškia, verslininkė. Mane toks juokas paėmė. Sakau, žinau, kad aš ne verslininkė. Nu kaipgi, sakau, žinau, aš žaidžiu verslą. Man tai yra gyvenimas, man tai žaidimas, man tai patinka ir aš tai darau. Gelbsčiu tas knygas, valau tas knygas, klijuoju. Aš ir po šiai dienai, man ateina suplyšusi knyga, aš jas suklijuosiu. Aš viršelį naują padarysiu. Nes man knyga yra brangus dalykas. Nuo vaikystės. Va, su šitom kaip nori. Ne, palauk, Maceina, sakiau, pažiūrėsiu. Stop, Maceina raštai. Ir 13 Maceina raštai. Aš nemanau, kad ten kažkas bus. Maceina raštai. Pas mane nėra kaip
ten iščiūstyta erdvė, išlaižyta. Ne, nu taip kaip gyveni namus. Knygos ateina kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną. Neša. Jau čia nesuspėsi. Ten va sandėlis didžiausias stovi. Kur jas? Ten nemokamų knygų visas kraštas yra. Ir taip pat spėsi, tada, aha, tas nemokamai, va tada dar galima parduoti, va tada dar gali nupirkti, va šita, va čia geresnė, va tokia. Tai yra gyvenimas. Namuose žmogus gyvena. Tai va ir knyginė. Aš paprasčiausiai gyvenu. O jūs neturit Adriano Molo pirmos dalies, nes čia yra antroji dalis, to Kapučino metai. Galite užmest akį? Adriano Molo. Dienoraštis. Dar prieš kokius metus, porą metų, apie Lietuvą. Pasidarė ta tokia tema opi, reiškia Lietuva. Dar anksčiau pačioj pradžioj buvo meilės romanai. Va, tai buvo žydėjimas. Meilės reikia, viskas okei, viskas gerai, romaniukai, jo. Ir va, su ta pandemija pasijuto, kaip viskas pradėjo keistis. Filosofija praktiškai visai išėjo, istorinės. Žmonėm reikėjo to peno, kad, dvasinio matomai. Nes jeigu tu uždarytas, tu nieko negali, tai kas, bent jau pasimėgauti svetimų gyvenimų iš knygos. Jo. Žodžiu, taip, iš manęs 25 eurai. Čia Šeškinėje knygos išdėliotos dviejose pagrindinėse erdvėse. Pagal temą lentynose – psichologija, istorija, poezija. Kitose patalpose irgi pilna knygų. Jas dar Dalia turi surūšiuoti ir įkainoti, bet nieko nespėja. Net jeigu ir nei vienas žmogus neužeitų, darbo čia būtų, sako Dalia. Šitame pastate, kuris, aš galvau, yra neveikiantis. Dabar, kadangi tą naują pastatą stato, ir jau mes gavom pasiūlymą, tipo nuomotis tam patalpas, net plaukai pasišiaušėm. Ir matau, kad ir kepyklėlė ten užsirezervavus vietą. Ir galvoju, ar nesugalvos šitą pastatą versti. Nežinau, ar aš fiziškai jau be patempsiu, kad vėl kraustysis į kitą vietą. Atrodo, kad sėdžiu blemba, nėra užsakymų, nėra. Viskas, uždarysiu. Ir dukra sako, mama, ar apsimoka tau laikyti? Bet kai ateina to pasako, tik jūs neužsidarykit. Gerai. Būsiu. Kiek galėsiu, tiek būsiu.